Tai man tas jau spaudos konferencijai buvo. Ar sutinkat su Butauto teiginiu, kad įvyko tai, kas ir turėjo vykti? Prieš varžybas, kaip sakant, tikėjomės rimtos kovos, tai rimta kova ir buvo iš pradžių, bet mums pavyko pabėgti per pirmus 2 kėlinius ir po to tik buvo, kaip sakant, formalumas, laiko prastumimas, kada baigtųsi rungtynės. Be abejo, mes ir treneriai akcentavo ir mes patys taip galvom, kad mes esame stipresni šiuo metu už ASK komandą, bet vis tiek reikėjo tą įrodyti aikštelėje, susikopėm ir tą įrodėm. Prie viso to dar norėčiau pridurti, kad buvom su dvigubo energiją nusteikę, nes pralošėm jam Rygoje, tai norėjom atsirevanšuoti ir manau, kad tikrai pavyko su kaupu atsirevanšuoti. Ar apskritai, lyginant su praėjusiu sezonu, Latvijos komandos labai sustiprėjusios atrodo? Be abejo, pažiūrėkit, šiais metais 2 komandos Latvijoje yra Final Four ir ASK gerai žaidžia, ir Ventspilis gerai žaidžia Latvijos čempionate, ir Barans laimėjo dabar taurę. Taip, kad tikrai Latvijos krepšinis kyla ir mums darosi vis sunkiau su jais žaisti. Kada Latvijai galbūt į finalą išeis? Tikiuosi niekada. Ką apie rytdienos rungtynes galėtum pasakyti? Ką čia gali pasakyti, man atrodo, jūs patys viską žinot, kas rytoj bus, kas laukia rytoj ir viskas. Reikia tik žiūrėti tas rungtynes, manau, ir mėgautis. Ir jau žinai, kad teks daug daugiau darbo padaryti po krepšių, nes Mamadou, ko gero, negalės rungtynių. Ką padarysi? Treneriai paskirstys, liko mes kiek. Vienu mažiau žaidėjų liko didelių, Aurelijui bus sunkiau, kaip sakant, aišku, ir mums bus sunkiau, bet ką padarysi. Toks jau žaidimas, vieną dieną vieni sustramuoja, kitą dieną kiti, kaip sakant. Ar tai bus repeticija finalo, galima pavadinti LKL būtent? Kokia čia repeticija? Mes jau, kaip sakant, daug kartų žaidėm prieš Lietuvos Rytą ir kokios čia repeticijos. Kiekvieną kartą einam žaidžiam ir kovojam iki paskutinės sekundės. Čia Kaunas Vilnius, kaip sakant, visą laiką tai būna. Matėt, kas rungtynių pabaigoje tarp fanų dėjosi? Jo, tai mes jau rungtynių pabaigoje buvom truputėlį nuskėlę ten pasižiūrėti, kas vyko. Negražus toksai dalykas, fanai susimušė, bet turbūt jie turėjo savų priežasčių, dėl beleko tikrai nesusimušė. Nesinorėjo bėgti padėti? Ne, mes aikštelėje kaunamės, fanai, sakant, mes aikštelėje kaunamės, fanai iš aikštelės ir būtent jų tenais yra aikštelė, jie ten ir kaunas.